kurie yra, va čia, yra riebalai, fermentai, aminorūgštys, mineralai, vitaminai, čia yra jau sudėta į sudėtį. Ir žmogus tada vartodamas, jisai geria, ką gauna? Maistą. Jisai sutvarko savo išorinį maistą, per kurį, su kuriuo visada gyveno, sumažina tam tikrų medžiagų, tada maitina savo ląsteles, geria koralinį vandenį, atpalaiduoja sistemą ir tokiu būdu, išvalant organizmą, atsipalaiduoja mažojo dubinio kraujotaką ir moteris po kolovadus pastoja. Pas mus labai daug yra vaikų, kurie būtent po kolovadus ir pastoja. Ir statinio dienos pasiruošimas. Antras etapas 4 dienos, kada iš vis atsisakai maisto, bet naudoji maistą žolių formą, tablečių formą ir kas 3 valandas geri kokteilius su vandeniu sumaišytus, tokiu būdu atsipalaiduoja kepenys, inkstai, nėra virškinamojo darbo, kūnas tiesiog ilsisi, bet jis nebadauja, gauna visą maitinimą. Ir geriant vandenį, kūnas tiesiog valosi nuo šlapų ir nuo toksinų. Ir po tų 4 dienų, tada 3 dienos yra jau vėl įėjimas į mitybą. Geriausiu atveju pradėti nuo virto troškinto maisto, nes virtas troškintas maistas jis nekelia rūgimo. Rekomenduojama valgyti salotų, daržovių, visa tai priklauso nuo mūsų kiekvieno individualaus žarnyno mikrosistemos. Ir būtent šitoj programoje trečiam etape yra 2 kapsulės gerųjų bakterijų. Reiškia, mes tada pasėjame gerųjų bakterijų, tada sumažinam tą diskomfortą per maistą, į maistą įėjimas, mažesnis yra diskomfortas. Gerosios bakterijos, jos, įsivaizduokit, rekomenduojamos visą gyvenimą gerti. Yra 2 produktai - topiniai fermentai ir gerosios bakterijos. Ir jums net nereikia galvoti apie savo problemas. Gerti fermentus ir gerasias bakterijas reiškia gerinti įsisavinimą ir reguliuoti mikrosistemą, mažinti krūtimą ir gerinti įsisavinimą žarnyne maisto medžiagų likučius.